man buvo kliktis, kur tas It's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovy. Flashing lights. All these things come to me. Dressed in price. All my rings got weight to it. You feel that? You feel that? Hey, you heard that? Classic. Šiandien kalbėsime su Arnoldu apie sportą, atsistatymą ir fascijas. Tai sveikas atvykęs, Arnoldai, smagu tave čia matyti. Gal gali pasakyti, kur mes esam ir kas tau čia per erdvė? Labas, malonu, kad pasikvietei. Čia nuostabi erdvė, laukia, grino tokia atsistatymo, pasiruošimo, atsigavimo, su savim susijungimo, kaip ir bendruomenė, su žmonėm. Tu pats man minėjai prieš tai, tavo atsistatymas svarbią rolę suvaidino tavo gyvenime ir atvedė tave prie naujų pokyčių. Tai gal gali papasakoti šiek tiek daugiau apie savo atsistatymą nuo sporto, apie save ir po to pereisim prie fascijų. Prižiūrėjau, rūpinausi kūnu visą gyvenimą kaip profesionalus sportininkas. O koksai profesionalus? Ledo ritulininkas. Jo, užsienį daug metų žaidžiau klubuose, Lietuvos rinktinėje atstovavau virš 10 ir daug kūno stresui suteikiau per tos sporto metus. Darbo įrankis visgi. Tai mes taip visi ir galvojom, kad darbo įrankis ir mes jį visą laiką norim spausti, viską iš jo išpeš geriausia, kad jisai mums tarnautų, bet mano pasikeitė požiūris ir filosofija, kad tai yra labiau kaip tavo geriausias, mūsų geriausias draugas ir mes su juo galim kalbėtis, pasirūpinti jo, klausyti jo, ne tik tai spaus daryti, nesvarbu ką jaučia. Kaip tu atsistatei ir kaip atsistatinėjai? Trauma buvo, raktikulis įlinko į vidų, iškart pajaučiau, kad viskas, nes buvo kitaip negu visada esu kažkokius susidūrimus ar kažkas nutikė, tai toks atrodo, kad jo, bet ir praeina greitai. Aš didelių traumų neturėjau visą gyvenimą, ten keli lūžiai, bet šita jau buvo tokia įsimintiniausia. Pradėjau atsistatinėti su atrastais fascialiniais manevrais. Yra sąmoningas spiralinis judesys su kvėpavimu, akcentuojant darbui su fascijom. Kas yra ta fascija, ne? Kas yra fascija? Fascija yra mūsų toks vidinis kostiumas po odą, kuris daug žmonių galvoja, tik tai žino informaciją, kad jis tiesiog apgaubė viską, tai kaulus, raumenis, sausgyslės, sąnarius, organus. Fascija skaitosi kaip organas, gyvas jaučiantis intelektualus organas, kuris su viskuo susijungęs, jisai liečia viską, jisai atsakingas už visą, o stresas, emocijos, per daug spaudimo kūnui, iš karto fascija susitraukia. Bet tai čia fascija tiek ir fizinio, tiek ir, tarkim, psichologinio turi efekto mūsų kūne? Taip, visiškai. Fascija liečia tiek energetinį, tiek emocionalų, tiek fizinį kūną, tiek mentalinį. Tu atradęs fasciją galėjai savo kūną atgal atstatyti į tą optimalią gerą būseną, teisingai? Būseną, savijautą ir tą vientisumą. Aš kaip profesionaliam sporte smūgiuoju iš dešinės pusės, tai mano dominuojanti pusė visą laiką iš vienos pusės. Tai mūsų kūnas jau perėma kompensacijas, disbalansą. Klubas mano žemiau, petys žemiau, visas kūnas tokia stovėsena tiek metų. Čia tas pats, kaip ir sakau, kai žmonės stovi, bet stovi taip ant vienos kojos truputį palenkia, ar kažkur užsikėlė daug metų, tos minutės per metus, per dieną susikaupė ir jau viskas, kūnas prisitaiko. Tau padėjo atsistatyti šitimu? Tai padėjo man atsistatyti tiek fiziškai, tiek morališkai, emociškai. Trauma kas yra? Trauma yra kūnas kažką patyrė ir neapdorojo to. Nebeveikia optimaliai, ne? Jo, ir ten viskas nusėdė ir tai riboja tavo diskomfortas, įtampa, kažkoks skausmelis. Ir jis ten užstringa kūne, mes ten galim kalbėti, šnekėti, galim daryti sportą, visą kitą, bet jeigu būtent nedarom, neakcentuojant sąmoningo judesio, tai ten taip ir lieka. O mityba turi įtakos fascijai, ar ne? Žinoma, mityba, vanduo, skysčiai, viskas, ne? Tai kaip suprantu,
viskas turi įtakos. Tai ta proga gal atsigeriam gėrio, biškai padėsim Fasiai gerųjų bakterijų. Žinoma, nesu ragavęs. Mam, į sveikatą. Sveikatą. Patinka visai įdomus. Iš kur to išmokai? Vat kaip, kas tave atvedė, va, tarkim, patiri traumą ir dažnai žmonės visą laiką renkasi tikriausiai kineziterapiją, tempimus, ane? Vat kaip tu atradai, vat, kad fascija yra tai, ko tau reikia? Vienas aspektas, kad aš jau dariau tos manevrus į karjeros pabaigą prieš traumą ir dariau tik tais per praktiką, net nežinau teorijos. Kaip ir dar kitus ten, žinai, salė, bėgimai, dviračiai, atsistatymai, paprasti stretchingai. Ir įterpiau tos kelis manevrus, man jie patiko, aš ten labai mėgstu užsiimti su kūnu, tai dariau. Kažkaip man jie patiko, kažkas gerai jautėsi, mano ten amžius didėjo, aš jausis pradėjau geriau, kas čia bus. Nes taip turi būti, atrodo. Nu jau kaip pikas, jau prieš kiek metų, tenai aš ten 3-3 jaučiuosi, žinai, kas čia bus. Naują piką pasiekęs. Jo. Ir kas čia bus, tai buvo trauma. Toks netikėtai, kai taip gerai jaučiuosi ir tą, bet gyvenimas norėjo mane turbūt pasukti kitą linkmę, priėmiau kaip ženklą. Ir tada po traumas man iš karto, kas čia bus, nebėra džiaugsmo, mano ledo ritulys viso gyvenimo meilė. Ir pirma, aš ėjau į kineziterapiją tenai truputį atstatinėti, bet būtent tą vietą atstatinėjo. O aš pats jau atstatinėjau visą sistemą, visą bendrai iš vidaus. Tai yra, jo, tas visas vientisumas dariau tą tokį vidinę, plėčiau vidinę erdvę kūne ir pradėjo man pik procesai ir man buvo klikti ir snėriau į mokslus. Geras. Tai mano mokytojai yra Human Garage, skleidžia dabar po visą pasaulį, varinėja ir aš sakau, jo, noriu suprasti, kas čia vyksta. Ir tada, kai aš jau per praktinę pusę gavau teorinę, man viskas susijungia taškiukai ir aš toliau dariau ir jaučiau ir mačiau, nėriau sertifikaciją ir gavau visai kitokį požiūrį apie kūną ir visą sistemą. Įdomu buvo labai. Dabar einam, pabandysim. Ačiū, einam.